Taigis. Jau prie skirvytės. Bandysim įsikorti, kas čia 5 valandą vakarą. Nu ir skirvytė ganėtina yra tuščia. Tuščia. Ten. Pačiam gal, nu aišku, ten vislaik ir tų žvejų. Bet nėra sklidina, nėra. Šį metą stebina čia tie vaizdeliai, nes tokių tuščių vaizdelių nebūdavo. Nu į kon, prasimiksisem. Jau, kaip vislaik bikas, kas puronk papaulė, tai yra papaulins saldus karšys. Čia betas, tiesiog basinis, toks jaukius, kur tiesiog šana įvariau. Bikarpą savo mėgstamės laikyti, nes nustor tokių didelių frakcijų. Na ir pamaišysiu šį kartą tigernatą. Tai susimaišyti jaukioką, bandyti užsimesti. Šį vakarą. Ačiū be gal ko tikėtis. Pamatysime. O kaip visada, pasidarbausiam ir pažiūrėsim, kaip šitą situaciją. Nu va, be 26 susimečiau meškerikės, einam kukurūzų, kitą tigrinį boilį, kitą darom kažkaip boilį. Na, į ko čia susirinkom? Judam gal. Pro šoną įsivelkit, čia man meškeris. Kyra jau vas pagavęs. Daja golbis, bet trūko pagauti. Nu, kas tas toks čia timpinė pakruntė? Nu, mats iš tais nukrunta. Labas rytelis. Parkyla saulutė ir lendam lauk 6 ryto. Lendam lauk. O, žvejukų padaugėja. Ryte optimistų daugiau jau. Nebuvau nusistatęs net žadintuvų, nes neapsistatau aš čia nei žadintuvų. Tiesiog snaudau iki kiek patinka. Atostogas reikia pamiegoti. Čia blūdyti keltis. Kai jau čia 4-5 ryt, kad čia prasidėtų, tai kibimas, nežinau, čia nebūna. Jeigu būn kars viens kibėms, tai teik tuo, mėgiukas irgi svarbu. O dabar, vat, kuriam pilnumoje dar laiko. Ir šiaip nežinau, aplama šį metą tų kibėm nedaug tai turėjau. Bet kiek turėjau tų kibėmų, tai man dabar visą kibimuką pergalvojau tarp 10-12 valandas. O ten tos ankstesnius sykius aš žvejodavau jau nuo 5, tai nuo 6 vėliausia. Nuo 5 beveik mums ryt vis žvejodavau. Ir dėja, kibimuką būdavo vėlai. Nu, okei, šį kartą gal tegu sulaužo tą tradiciją ir sulaukiam ankstyvesnį kibimuką. Einam mesti meškerių. Ir kągi, lekam pažiūrėti, užmačiau, kad kolegom tai velka meškerį į vandenį. Taip gražiai žiūriu, kaip tik į tampos buvo atsisokęs. Meškerė tik tą pakėlą, persivert per stovą, plūs tikrai tai vandenį.
Tai atbėgis dar užkabina su graibštu, nesikreta čia vaitas žuolis lelijas, bet jau sazana nebebuvo. Parviniuoji, buvo nurakts pavadėlis. O pavadėlis buvo 022 mono, kas paskui iškėlė įdomių klausimų, nes čia tas taškėlis vienintelis ir te dirba tondeina. Tepanim nutraukė, bet kibimukas buvo. Ir ką paskui parodė situacija, kad čia visi žvėja niek, taip ir nesulaukėm mes kibėjimą. O ten tų kibimukų vis turėjai. Katrų vis nedava nim realizuoti, bet ploni pavadėlė. Gal ir buvo tas išskirtinoms, kodė būtent tik tam taškėlė ten kėba. O mes čia visur likusi pakrantė liūdėjom. Taigi, kibimo loterijo tikras sėkės ne visim. Ir vis dėlto man ir pačiam toks klausimėlis buvo dėl tų pavadėlių. Bet kaip galutiniam rezultate parodė viskas reikals, kad jo, kibėmonės tas plonesnės pavadėlės turėjai. Bet realizacija buvo labai jau nekokia, nes kaip nieka tiek nepavyko ištraukti. Negailestingi čia tie sazanai, nes visokių ir dreisenų, kriauklių ir tos plonesnius pavadėlius seniai čalža kaip siemuškas. Aišku, įmanom pagauti tas plonesnės pavadėlės. Aš prieš keletą metų žvejodavau irgi su 0,18 netgi, su 0,22 ir tus mažesnius sazanus pavykdavo dar išsitraukti. Bet paskui vis daugėjai tokių kibėjimų, kur tu pamatai, kad meškerė tik suplust, o pavadėlis jau nuskins. Tai aš vis dėlto perėjau ant pintų, valų, gan nemažas tvoriaus, va tokių pavadokų, kad ir spintuką 0,2 ir nežaid turi kibėjimą, tai pavadėlį jau kaip nenutrauk man, būn, kad pagrindinis vals nusipjaun, tokių atveju atsitink. O čia vat buvo vakar istorijėlė. Buvau išsitrauks ir paliekis su boiliu. Ir kažkas ano naktį atėjo ir nugraužė boilį ir nugraužė visą plauko sistemą. Tai gera, kad dar uns kablį nesugalvoja įsiryti. Есть сазан. Kaip tik atėjau vat ir meškerė dzingt važiuoja. Važiuon, puikiai važiuon. Važiuon, čia turkits meškeris. Ja, perė parvon. Dar vienas paėmė. Sazaniukas surinko meškerės. Banda hebra čia išsivadauti šanų. Dar vienas pirmomis. Pasikinkiai. Vėl jam. Kurva. Atgal tos ne. Galingan.
Čia ant tų builiukų jo gauti. Nežinau. Ant tų jo. Nežinau, koks ten išdėt, galbūt tai Varyk, varyk tik. O, artėja. Artėja. Žinau, ką jį, ble. Neskubėk, tai apsiemti, išgozdins tik. Šitą parant, šitą kairį pusė, nu. Nematau. O. Ne, neskubėk, įves. Par bangom, kartu su bangom. Eina savo. Kerviam, pins valas, tas kurva, 12-kinis, na. Nepaėmė. Va, net toks pins valiuks, net laikė, o jau buvo beveik graibšti. Bet šiaip ganėtina planuoks. 0,12, net pin toks net laika. Nu, bėgęs. Bet ką pašatėm, taip tau seks? Nebešėjęs. Nu daug, nors vien nufilmuoti, ištraukti. Abi bus, na. Prask. Bet tai kodėl jums turėtų, blėd, nebimti, stoti? Ne, dar ir. Ir lankstos. Bet leis biš pabėgti, na. Bet įdomi. Ну и кон, и типа все. Bet konams tipo nepaėm, kas anam ir. Žvėris, manau, kad čia nėra. Gal prasės. Nu, neblogas. Orų. A, nedagaus dar. Lesk apsokti nam. Galite galėtų. Gražu, Alicija. O čia šuolis žantis. Jo, matau. Tau jį tik pakelti. Da, aš žiūrėjau, paudėlis man trūk. Nes 0,18. 0,18? Nu jo, nice. Tukas? Ne, palikas. Ar paprastas? Ne, bet gal. Ne, užsiaurė. Блядь, погав, погавай. Эх, на, kažkas skūro, ne? Veidrodinis kažkas. Nu, bet žiūrėjau. Liuks. Tadam. Škyba. Kukurūzai. Kada sako, reikės vietą. Ko reik vietą keisti? Bet veidrodinis. Aha. Ne sezans. Ech, tu pėsti. Vat ne, biškai išlais kaip sezonas, bet žinau kaip veidrodį, ne? Jo, veidrodinis čia.
Tai vat, tokis panašis, mažesnis ir didesnis raudelis kabaliuojas, ką pasidara sistemelė neumplauka. Tiesiog gal noras bent biškiek spraganyti ir nežiūrėti nejudant meškerį, tai gal pasidaryti sistemėlį kitokį su ilgu pavaduku. Marš 10 numer kabliuks, un kad rodedu porą kukurūzų ar vieną kukurūzą ir kad dzikiok užkabin, kad kukurūzų geriau laikytus. Tai va, tokios sistemėlis, tas tokius raudėkis kabaliuojas gan aktyvę. Kas žvėjuoja be plauka sistemas, tai iš tikrųjų gali užsiknešti sonam. Bet žvėjuodams, nes gan intensyvę reikia įteliuoti. Tai vat kiti klaus, ką panu va tokių išvengti. Tai paprasčiausiai būtų išvengti nuo tokių, tai dėtum plauk sistemas. O plauka sistemas, pavyzdžiui, vat kiets meškers į, tai netgi su kukurūzum plauka sistemas nejamanos. Taip, nu jau žymiai rečiau. Plauka sistemas kažkaip sumauti kukurūzą nevilioja. Bunką nuneš, bet jau žymiai rečiau. Arba builiuką, vafteriuką išeitis, kad kas jau nori ramiau pasidėti, kad tai uždedi tokį ir esi ramus, kad iki kibimą gali užtrukti. Nu ir prabandžiau realiai šiandien daug ko, prabandžiau visuokius. Visokius, į paletikės, į vafteriukus, į builiukus, į kukurūzai ir viskas. Ir nu neatrasti nieką, kas veiktų ir liūdna. Liūdna ir bendra, kas čia dabar jau vyko iki 6 valandas mūsų, bendra pakruontės situacija taip pat ir ganėtina liūdnoka. Dauguma žvejų jau pasikeitė. Nu vat, kas sakykime laki bičai, tai va ten hibrid, kad reikia atvarti pos pirmos. Jau kad prasiskėris kiti, kad reikia ten sėdėjai, neturėjai nei 5 BM, tai ne, atvažiavo. Ir atvažiavo ir už geros valandėlės, už pusantras išsitraukėm veidrodinį karpį, 3,5 kg. Aišku, dabar jau čia po to irgi, kiek sėdėjai, neapturėjai nieką irgi, ten mačiau smulkmės tokios irgi pagauda. Čia vaizdelis irgi jau čia žvejų daug pasikeitė, nu daugumą šiaip jau čia pasikeitė, kiti veids tiesiog prakeitė, kiti čia naują atvažiavė. Ten tas viens, kur sėd dar už krūmą, tai jis jau sėd ten daug parų. Ir šiandien irgi neturėjai kibėm. Ir čia daugumą neturėjai kibėm, išskyrus ten vieną veitelę, kur dabar, vat, jeigu matyti, čia, nu, čia numonis, kitam per vidurį. Ten gaudė kolegos. Nu ir lėlis buvau šiandien. Tai vienintelį per pakruontį veit, kur buvo ten tų kibėmų. Kur vat, matėt, pafilmauta, ten pabėganį, mane aišku nutraukė, nes vis niek nepavyko neištraukti, bet kibėm turėjai daug. Per abudu ten 10 kibėm turėjai, kas ir kosmosas, kad visą kitą pakruontį, aplinkau, sėd be kibėm. Tai kas čia to veitelėnim suveikė, nežinau. Aišku, vienas niuansėlis yra, aniai gaudė su plonais pavadėliais. 0,22 mono ir 0,12 pintukas. Katrus sazaną nuraškė ant tep. Nors, jo, nims nuraškė. Nors čia vat vaikina tai paruoti, kad gal su 0,18 florikų išsitraukti. Vat ant 3,5, kur ištraukė, su 0,18 florikų ištraukė.
aišku, gan laiminga, ten viskas praėjo, pro tas visas čia lelyje žuolis, neįsipynė, neįsijėjo. Tai gerą rytukį sudirba, kuots ir suvaldė ir išsitraukė. Tai vat, tokį vat nekėbį dainą, gal vat ir lėmė vis dėlto čia tai plonesnė pavadelė. Nors wow, aš uždėjęs irgi 0,2 pavadoką, bet jau buvo kokį 11 valandą. Gal netgi 12. Nu, bet kažkas tokį, kada jau irgi nebatlaik kantrybė ir uždėjau tam plonesnį pavadėlį, bet niek, iš to nebepešiau. Tai tokį šiandieninės dainelė ir tokį visas pakronis apžvalgėlė. Realiai ištraukti sezoną gerą čia tai ištrauki. Ten kibėmų turėjai nieks ten neištrauki tampos. Ai, nu ties, pačiam ryt, veins ten dar iš kažkur. Iš toliau buvo ateis, katras vein kibėm turėjai ir išsitrauki sezoną. Sakė, ne per didžiausi, nedidok, hakiam vyuciam, bet išsitrauki. O visur kitur liūdesiukas. Bet vat, ir sėkmės istorija, kurie atvažiavo, vos ne per peitus. Takš turi Sazana, vedrudienį karpį. Tai sėkmės istorijų yra, bandyt gal, loterijėlė sudalyvauti gal, bet loterijėlės šansą, sakyčiau, nu ir tokiai nekokie tie loterijėlės šansą ir kad jo, čia vat vakar irgi kiek šnekėjau, čia kas vakar buvo gaudys. Tai vakar nebuvau tų kibėm, nu tai sunku kažkokiom patart, kad atvažiuoti, sudalyvauti loterijoje galima, bet rezultatukai gali nenudžiuginti. Nors kažkada vis tiek turėtų iššauti tą dainelį, kad bus šitų kibėjimų. Kada bus, nežinau, link savaitgalio riuką šilst, kas gali būti gerai. Kas čia dar, nu sakykime, bundau jį labai stipriai pakėlis, negu kad aš buvau, tai ir iš tikrųjų vakar buvau išvesint maksimalio padėtėje, per šį naktį nukrėt kai 15 lekcijomų ir turbūt dar dabar krisins, tai dar kokius porą tretą dienų, kol atsistatys į normalų lygį. Srovė, bet srovė nėra kažkokia labai jau baisi. Aš gaudau su 90 gramų širykloms. Nu, ant vienos 120 esu užsidėjus, bet ant kitos po 90 gramų užsidėjus ir įmanoma žvejoti. Tai va teik, šį vakarą dar čia toks pasisidėjimas bus. Nu ir dar tik rytojaus rytų, kas 12, manau, vis tiek dar pasidėsiu ir savo loterijos bilietą pamėginsiu išlaukti. Ir tiek žinių. Susitinkam. Na ir labas rytas. Vėl nauja diena. Vėl lauksim savo loterijėlės bilietą. Gal šiandien bus kas nors kitaip. Kaip vis laik tikys. Na ir vakar vis dėlto įvyko dar vienas įdomus dalykėlis. Ant vienos meškerės užsidėjau 0,23 mono pavadėlį, apie 600-700 cm, tokia ilga. Ir tiesiog čia ant vakar suslikas žaidžiau su raudelėm. Ten šeratę pakėpdom. Nu ir kokį pos 10 jau tiesiog sėdu. Kokį pos valandos jau buvau užmestis, nieks netgi tų slikų ten su dzikiukas nebrušuoja. Buvo kelis slikiuką uždėti, kokį 2-3 dzikiuką. Slikiuką tokiais smolkinės jau paskui ten tokius sarunklį jau uždėjau. Nu ir kokį pos valandas tą meškerį niek nejudėjai. Nu ir tiesiog čia sėdu. Čia su kolega siemkas gliaudom. Čiur, galų, meškerės pradėjo link. O matau, kad čia ne plakioka, ne karšioka, ne raudėlis darbelė. Ir
Spėjau pačiopt, pakirst ir tik kelont ir nusipjoju. Nes gan ilgs pavadis, o čia tų tokių kriauklių, dreisinų, visokių piln. Čia nas ištrauki. O kur aš čia esam išlaidęs. Tai neaptardama parodyti. Nureidėjai į vandenį. Bet dažna būna apkėpti tokiams kriauklėlėm visokiom. Ir kadangi buvo matyti ilgs pavadėlis, nes ten tik ant paėmė ir aš jau kapkėliau ant čiakšt iškart nusipjoju pavadoks, nes parsitraukiau, pasižiūrėjau, buvau ant toks, matos, kad per tas kriauklis nusipjojusi. Tai vat, kas įdomu, kad paėmė onsleikų į dzikų, tas sazans. Ir aišku, vėl paėmė umploną, palyginus pavadoką. Tai net nežinau, aš šiandien reiks surizikuoti, vien meškį ir žvejoti. Plonas tas pavadėlės, kas į tik nervų gadinėms. Bet kad nematavęs dankybėjimą, kažką pirgi. Nebe variants, tai nežinau. Vėl šį rytą, tai startauju pabandyti. Vėl žvejukų ir pakronti padavusi. Jeigu iš dabar vėl į pilną. Startuojam. Tai ryts prasideda tokiu laimikiu ant paletės. Nu, šis ryts toks gal įdomesnis. Tokių žuvis, lyg tai daugiau sport jud. Gal ir teikia vilties. O tai vat, tokių šitą kriauklėkių pakim ganėtina dažna. Ikon vakar ir nusipjoju, man tas ilgesnis valsnis, jeigu ten tarp tokių šitą įkrėtis. Ir tas sazans spaud prie žemės ir į tokį ir nusipjau. Taip pavaduką vanų tokių čia labai dažnai išsitrauk. Nu ir ką, nedicki, 45 cm, bet pavyko išsivanuoti. Užkėba ant šito tigrinio riešuto, tokios paletikės. Ir ant 0,2 pavadėlė. Tai nežinau, ar nebus vis dėlto taip, kad yra nei dabar šiuo metu labai jau jautrus. Ir kim bumplonų pavadėlių. Tak štai. Nedickas, bet yra. Pagaliau kažkokia gyvybė krante. Tai vat. Baigiau žvejybą, 12 valandėkį. Jau pakrantėlė trečia buvo pilna, nes nieks neturėjo nei kibimą. Ten nauja hibrytė atvažiavo. Tie kibimukas išves liūdna. Čia tam miton pos, kur dabar rodžiau, tai išves nieks nei kibėm neturėjai. Aš ten veina 7 valandą rytį išsitraukiau. Ten buvo ateis žmogelis, katras turėjai gabėnis šį rytą. Iki 9 lygtai sakė, turėjai 2 kibimus, bet abiejus nutraukė. Tai tiek šioj pakrantėj sazanų. Liūdesiukas, visiškas liūdesiukas.
nežinau, ar čia tas vandens staigus pakeliams ir dabar kritams čia visko ir išmaišys. Ar kas čia vyksta. Bet žodžiu, su sazanais dar sunku. Nežinau, tas vienas vietinis buvo atėjęs, tai sako, rugsėjį mėnesį. Tai kas, ką bus kažkoks tai, parėjams, užėjams. Nu, žodžiu, tikėtis gal daug ko. Bet pakolka situacija tai tokia gan liūdnoka. Tai ką, iki kitų žvejybėlių nepamirštam paspausti like. Žiūrinčių tikra nemaža. Tai gal paspauskite ir prenumeruoti. Nepaskuskite. Ko šiai tai lietuvės tokiai tingi. Gail paspausti ant mygtukiok. Tai tiek, iki kitų žvejybų. Bus kažkur iš kitur info. Skirvyti beški, gal paliksiam ramybę. Palauksim, kol bus kokių nors naujienų geresnių. Važiausiam tada gal. Iki.